Jau, sveiki. Aš Paulius. Faktas vienas yra toks, kad aš atėjau į šitą stand-upą visiškai nepasiruošęs ir savo pirmą prikolą sugalvojau prieš savaitę. Jo, ir aš pisu protą. Aš mėgstu pisti protą. Ir šiandien girdėjau, kad kalba daug apie penius, įbius ir kitus dalykus. Aš pakalbėsiu apie seksą. Nes aš mėgstu seksą. Jo, visi mėgsta seksas. Tu mėgsti seksą. Tu mėgsti seksą. Tas bachūras panašus į paną mėgsta seksą. Jo, ir aš kartais pagalvoju, kad aš taip mėgstu seksą, kad galėčiau sulysti visas į pizdą, tik palikčiau galvą, kad galėčiau papist protą kam nors. Šitą bairį Olegas būtų kiečiau papasakęs, manau. Jo. Bet šiaip aš esu kultūringas ir nesikeikiu daug ir man pasidarė ganėtinai nepatogu. Bet žinot, hebra, kas yra dar nepatogu? Prašyti mamos papist. Jo, kalbant apie mamą, tai aš turiu panę, kuri turi bičą, kuris nesu aš. Tai kai mes pisamės, aš nesipisu. Jo, mano pana iš Klaipėdos ir jinai mane visą laiką erzina, stuma manęs, tipo, pas mus yra jūra, ten pas mus viskas zajebysa, tu čia nieko neturi. Tai aš kai nuvarau pas ją, tai visą laiką prišipu į jūrą. Šiaip realiai mano bairiai baigėsi, bet aš galiu pasakyti dar vieną anekdotą. Nesakysiu anekdotą. Jo, prieš 3 savaitės aš susipažinau su pana Maksimui, mes nuvarėm pas mane į butą ir kadangi mes iškart norėjom paįvairinti savo seksualinį gyvenimą, mes atsižvelgdami į dabartinę politinę situaciją pagalvojom žaisti karą sekse. Ir aš 3 valandas šaudžiau tušiais šoviniais į lavoną. Jo, ir iš tikrųjų man pochui, kad jūs nesilėkėt. Mano draugelis įrašė viską į kasetę, tai kai aš ateisiu namo, aš vienas pažvengsiu. Ačiū.